visi kalba, tiek treneris, tiek ir Šarūnas Jasikevičius minėjęs, kad Lietkabelį svarbiausias yra Kšištofas. Sutinki su to? Vienas pagrindinių tai žaidėjų, taip, tai puikiai rodomi rezultatai, tai yra jo statistika, jo minutės aikštelė. Taip. Ar yra kažkoks planas būtent kaip prieš jį? Dar tai kol kas nieko, tai nekalbėjom šiandien vakarė bus. Kšištofas, žiūrint į tave, turi ūgio persvarą. Ar tai gali būti kažkas? Kodėl būtent mane? Tu žaidži dažnai 4 numerį. Ūgio persvara, aišku, jis turi ūgio persvarą, yra, sakykime, geresnis metikas, aš manau, bet viskas bus matyti aikštelė. Ar sunku gintis prieš tokius 4 numerius, kurie labai gerai pataiko iš toli? Nelengva, nes jie tai dažniausiai ne rolino, o daro tai pikiam popą, tai tada yra kitų tai variantų, kaip keistis, kaip ką daryti. Kokie šiaip procentai žaidžiant prieš Lietkabelį? Kaip reikia laimėti? Sakau, šiandien vakarė viskas bus, dar net nekalbėjom. Kokį tavo įspūdį pačiam palieka Lietkabelis šiame sezone? Tai Lietkabelis. Jų turnyrinės lentelės vieta, tai labai daug pasako, ir jie visą tai sezoną žaidžia gerai, tiek tai Europai žaidė neblogai, tiek tai LKL. O dabar atėjo lemiamas kovos ir tada matysim, kas yra kas. Anksčiau Lietkabelis kovodavo dėl vietos atkrintamosiose, dabar dėl antros vietos. Net pačiam keista, kad išdygo iš niekur tarsi tokia komanda? Ne keista, tai tiesiog surinko gerą kolektyvą, tiek žaidėjų, tiek trenerių, tai kas čia gali būti keista. Ar prieš atkrintamasias yra skirtumas užimti 2 ar 3 vietą? Be abejo yra. Namų pranašumą būtent atžvilgiu? Jeigu kalbant apie pusfinalį. Bet dar yra dar vienas tai etapas prieš tai, bet mes apie tai net negalvojam. Dabar mums tik tai rytoj reikia laimėti, kad būtumėm tai antri, o visą kitą bus matyti. Labai įtemptas grafikas, jau labiau pačią savaitę laukia Lietkabelis, Žalgiris, kaip ta fizinė būklė jūsų visų? Treneriai dirba dėl atsistatymo, dėl, sakykime, laisvų dienų, treniruočių krūviai yra nuimti. Dirbam ant to, bet tai čia visiems yra lygiai tai tas pats. Tai čia dabar eiti pasiteisinti, kad pavargę ar dar kažką, tai to tikrai nebus. Ar pats kažkokius didelius pasikeitimus matai, lyginant su tuo, kai dirbo Pačėsas ir dabar, kai yra Kurtinaitis? Kas akcentuojama treniruotės, ar yra kažkoks skirtumas ir per rungtynes? Pagrindinis akcentas yra žaisti, kaip tai manoma, greičiau ir daryti kuo mažiau klaidų. O Pačėsas ką akcentuodavo? Ką akcentuodavo? Mes tada tai gal šiek tiek žaisdavom tai lėtesnį žaidimą, tai labiau poziciją.